Sveiki. Žodis taupimas pastaraisiais metais vartojamas itin dažnai, tačiau taupyti galima įvairiai, kartais ko nors atsisakant, o kartais paprasčiausiai keičiant kasdienius įpročius. Balsas LT studijoje svečiai teigia, kad taupyti galima labai neapribojant savęs, tik žinant, kaip tai daryti. Apie tai šiandien ir pasikalbėsime su mūsų svečiais. Taigi, ponas Mantas Vaskela, akcinės bendrovės Lesto racionalaus elektros energijos vartojimo ekspertas. Labadiena. Ponia Edita Petrauskaitė, Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos tausojančio vartojimo programos Top 10 vadovė. Labadiena. Ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ekspertas ponas Vytautas Šulcas. Labadiena. Pirmiausia, gal pasakykim, dėl ko būtent šį kartą, būtent šiandien mes susirinkome, nes proga yra ypatinga. 1/3 elektros energijos pasaulyje yra suvartojama elektronikos prietaisams, apšvietimams, buitiniams prietaisams. Todėl itin svarbu pradėti galvoti, kaip mes, vartotojai, savo rankomis galime daryti sprendimus. Europos Sąjungoje ši tvarios energetikos savaitė švenčiama jau 7 metai. Lietuvoje mes šią progą kviečiame diskutuoti, kviečiame dalintis idėjomis, iniciatyvomis. Iš tikrųjų, dažnai, kaip sakau, su daug vartotojų teko dirbti ir dažnai iš tikrųjų susiduriam su tokia įdomia situacija. Kiekvieną paklausia, pavyzdžiui, kokį automobilį vairuojat? Benzininį? O markę panašiai. Jūs įsivaizduojat, kiek jūsų automobilis naudoja kuro? Žinau, daug. Daug. O jūs žinot, kiek jūsų šaldytuvas naudoja energijos? Kadangi apynaujis, manau, kad mažiau. Bet kiek? Pinigais, ta prasme, neteko man susidurti taip su žmogum, kuris iš tikrųjų atsakytų, kad mano šaldytuvas ten naudoja 20 litrų per mėnesį ar panašiai. Tai tas palyginimas iš tikrųjų toks labai įdomus, nes iš esmės tai yra tas pats. Mes nusiperkame daiktą ir žinome, kiek kuro jisai naudoja. Tik tai vienu atveju kažkaip mums svarbu, kitu atveju mums nesvarbu būtent. Tai mes dažnai siekiame. Galbūt dėl to, kad negalim, nemokam pamatuoti. Galbūt dėl to, kad nemokam pamatuoti, galbūt dėl to, kad neskaičiuojam, galbūt dėl įvairių priežasčių. Tačiau šiandienos tikslas, manau, yra atkreipti dėmesį būtent į tai, kad iš tikrųjų galima ir paskaičiuoti, ir galima iš tikrųjų ir naudoti mažiau, ir tuo pačiu, galbūt leisti savo pasilepinti kitais gyvenimo malonumais, tiesiog nešvaistant energijos, kur nereikia. Apie tai mes prašėme, kad ir mums rašytų portalo Balsas LT skaitytojai, kurie taip pat žiūrės ir mūsų pokalbį. Taigi pereikim prie jų klausimų ir galbūt pamatysim, ko jie nežino ir papasakosim jiems, ką jie turėtų žinoti. Tiesą sakant, pats paprasčiausias būdas taupyti, tai apskritai nenaudoti elektros energijos, tačiau taip turbūt mes negalėtume išgyventi. Kiti du būdai yra vienas keisti įpročius, kitas keisti prietaisus. Ar yra daugiau kokių nors būdų, gudresnių? Iš esmės tai, ką jūs pasakėte, apima viską. Be abejo, mes galime arba investuoti ir kažką pasikeisti įrangą, arba be abejo mes galime perstatyti namus, bet aš irgi priskirčiau prie kažkokio investavimo. Arba pats pigiausias ir dažniausiai paprasčiausias būdas yra pirmiausia pakeisti įpročius. Kas daugiausia suvalgo elektros energijos? Sakau, suvalgo sąmoningai, nes tai priklauso nuo mūsų įpročių. Suvalgome mes blogai elgdamiesi. Jeigu mes paimam vidutinį namų ūkį, tai apie 20% elektros energijos naudoja apšvietimas, apie 20% naudoja šaldytuvas. O visa kita pasiskirsto. 10% dažniausiai yra kompiuterinė technika, 10% yra virykliai ir 10% yra dar visa vadinama būtinė technika, tai yra televizoriai ir panašiai. Tai visi likę, ten jų fenai, virduliai ir panašiai patenka į tos likusius kelius procentus, kuriuos įvardinu. Tai būtent pagrindiniai du dalykai tai ir būtų šaldytuvas ir be abejo apšvietimas. Tokių klausimų mes sulaukėme ir iš skaitytojų bei būsimų žiūrovų. Gal dabar į juos ir atsakykime. Pradėsime nuo pono Mykolo klausimo. Kokiu išskirtiniu būdu dar galima taupyti energiją? Mes tai tarsi jau ir aptarėme. Išskirtinio būdo yra vienintelis nenaudoti. Išskirtinis būdas turbūt yra nenaudoti ir grįžti į kokius viduramžius. Tada iš tikrųjų jausitės išskirtinis, bet paprasčiausias būdas turbūt yra tiesiog pakeisti savo įpročius. Ponios Linos klausimas. Kaip galima sutaupyti elektrą vasaros metu? Juk iš principo naudojame elektros mažiau, tačiau ponios Linos nuomonės sąskaita skiriasi labai nedaug. Ar gali būti, kad šaldytuvas naudoja daugiau elektros dėl to, kad padidinam šildymo galią? Ar tiesiog dėl to, kad šilta galbūt už lango?
Be abejo, jeigu namie yra šilčiau, tarkime, jeigu žiemą namuose yra plus 18, vasarą plus 25, tai tokia atveju šaldytuvas iš tiesų dirba daugiau. Ir čia turbūt pagrindinis patarimas būtų saugoti šaldytuvą nuo plėdėjimo, nes reikia turėti omeny, kad 1 mm ledo ant šaldytuvo galinės sienelės reiškia 10% papildomų elektros vartojimo. Tai ten įprastai yra 2-3 mm, jeigu jis yra nors truputį apšalęs. Ir vasaros metu, kadangi jis dirba labai intensyviai, variklis gali išsikalibruoti, jis gali dar labiau net pradėti ledėti, tai iš tiesų reikėtų saugoti. Antras dalykas, ką pastebėjau, kad vasarą žmonės mažiau apie tai galvoja, dažniausiai dėl to labiau palieka prietaisus įjungtus tam pačiam budėjimo režime ir to taip pat reikėtų vengti. Dėl to, kad sąskaitos bendroji suma mažesnės, dėl to palieka. Be abejo. Kitas klausimas, jie atsiuntė mums taupus, prašyčiau ponios Editos atsakyti. Ar elektrinė viryklė įjungta į elektros rozetę naudoja kiek nors elektros ir ar racionalu išjungti kiekvieną sykį, kai viryklė nenaudojama? Tai gerbiamam taupiam vartotojui be abejo norėčiau pasakyti, kad elektrinė viryklė, kaip ir kiti buitiniai prietaisai, budėjimo režime naudoja elektros energiją, tačiau lyginant su kitais buitiniais prietaisais, viryklė budėjimo režime naudoja tik tai tiek, kiek jos reikia švieseliai apšviesti ir kiek jos reikia laikrodžiui. Taigi tai nėra ypatingai opus buitinis prietaisas. Be abejo, naudojant elektrinės viryklės itin svarbu naudoti jas racionaliai, galbūt šiek tiek mažiau dėmesio skirti būtent budėjimo režimui, bet tarkime išjungti elektrinę viryklę dar prieš pabaigiant gaminti patiekalą, galite būti tikri, kad jūsų košė toliau virs ir jūs sutaupysite šiek tiek elektros energijos. Klausimas ponui Vytautui. Norim, kad ir jūs dalyvautumėt mūsų pokalbyje. Taigi, ponas Antanas klausia, kaitrinės lemputės, kurias dabar jau nustoja gaminti pagal ES direktyvas, jį domina ir maksimaliai dabar leidžiamos 40 vatų ateityje, tikriausiai neliks ir 25. Kaip pastebėjau, geriausios halogeninės įsukamos į paprastą tą lizdą specialų, 2 kartus ilgiau šviečia, rašo ponas Antanas, o galingumas reikalingas 1,5 karto mažesnis palyginti su kaitrinė. Ekonominėmis nusivyliau, rašo jisai, labai šviesa prasta. Nors jau daug metų naudoju įvairias, tik tai labai liūdnam. Žodžiu, ateitis, aišku, LED lemputėms, bet kad labai jau jos brangios. Kaip jos atpigs, kada kaina bus mažesnė. Labai painus klausimas, tačiau gal kaip nors atsakys kaip specialistai išmano tai. Klausimas gal ne tiek ir painus, iš tiesų klausimas geras ir matosi, kad ponas Antanas pakankamai susipažinęs su šitą specifiką ir išmano, jis labai aiškiai apibrėžia, kad mažiausiai arba visiškai netaupus yra kaitinės lemputės, kurios ir teisingai yra išimamos iš gamybos ir prekybos ES. Ir toliau pagal taupumą eina halogeninės lemputės, kaip 1,5 karto galima sutaupyti elektros, apšvietimui skiriamos. 5 kartus galima sutaupyti elektros naudojant tas dujinės lemputės, bet šitoje vietoje jos irgi kažkada buvo pakankamai brangios, dabar stipriai atpigo, nes gamintojų padaugėjo. Bet padaugėjus gamintojų nukritusių kainom dėja dažniausiai krito ir tų lempučių kokybė. Ir nekeista, kad šviesos kiekis gaunamas iš tokios lemputės nustoja tenkinti jau praėjus keliams mėnesiams po vartojimo, 0,5 metų arba metai. Ir taip, su visiškai sutinku, kad ateitis priklauso ledinėms lemputėms, kurios dabar yra pakankamai brangios, bet jos taupo palyginti tiek pat elektros kaip dujinės lemputės nuo kaitrinės palyginus, penktadalių naudoja tik tos energijos, tai taip pat ledinės galima skaityti nuo šitų dujinių. Iš kitos pusės, jeigu jūs atėjote apsipirkti kokį prekybos centrą, kur ir platus asortimentas ir matote tokias lemputes, norite patikrinti, galite paprašyti, kad ją jums įjungtų, pasivaiščiokit po centrą, apsipirkite, ko jums reikia, ateikite ir pačiupinėkite, ir jinai įšyla. Jeigu temperatūra yra labai maloni ir jauki rankai, tai yra kūno temperatūra, vadinasi, kaista tik tai maitinimo blokas ir tokia lemputė jums tarnaus ilgai ir bus taupi. Jeigu jinai jau
biški truputėlį per šiltą rankai, vadinasi jau kaista ir ledai ir vadinasi jinai yra aušinama. Aišku, žodžiu, būsime patys irgi truputėlį ekspertais. Toliau dar vienas klausimas, turbūt ponios Editos prašysim atsakyti. Jungsim kelis klausimus, kurie buities renginiai naudoja daugiausiai elektros energijos, teiraujasi ponė Milda. Ponas Mindaugas klausė, kiek elektros sutaupo A klasės efektyvumo prietaisai lyginant su kitais ir žinoma nuo pliusiukų lyginant. Na, visų pirmiausia, reikėtų išsiaiškinti dabar naujai aktualiai išleistą energijos klasės žymėjimą Europos Sąjungoje. Ir kiekvienas vartotojas susiduria su didžiulė painiava, kuomet yra painiojama prietaisai, kurie yra A+, A+, ir netgi su 3 pliusiukais energijos klasės. Tai pradėkime nuo to, kad gaminys pažymėtas A energijos klase gali sunaudoti iki 50 ir daugiau procentų negu gaminys pažymėtas A su 3 pliusiukais. Kiekvienas vartotojas imdamas A klasės gaminį mano ir tikisi, viliasi, kad jisai sutaupys. Deja, kaip bebūtų gaila, taip nėra. Kiekvienas prietaisas, kuo daugiau pliusiukų turi, tuo jisai yra efektyvesnis. Tarkime, jeigu mes lygintume televizorių, kuris turi 1 pliusiuką ir televizorių, kuris turi 2 pliusiukus, tai toksai efektyvesnis televizorius su 2 pliusiukais gali sutaupyti apie 30% elektros energijos. Jeigu mes lyginsime šaldytuvą A klasės ir A su 3 pliusiukais, tai toks šaldytuvas per metus galėtų sutaupyti jum apie 100 litų. Tai yra apie 200 kWh per metus. Jeigu mes palygintume A ir A++ klasės televizorius, tai pastarasis, kuris neturi tų 2 pliusiukų, naudoja 50% daugiau elektros energijos. Ką tai mums kainuoja? Jeigu mes žiūrėtume tokį televizorių 4 valandas per dieną, tai mums kainuotų apie 70 litų mažiau per metus. Kągi, šitie skaičiai turbūt padės žmonėms apsispręsti ir dirbti su senu prietaisu, naudoti jį ar įsigyti jau naują, kas geriau apsimoka. Ja, čia galbūt reikėtų pažymėti, kad jeigu žmogus naudoja televizorių, tarkim, be pliusiukų, bet jis yra nedidelis įstrižainis ir nusprendęs atsinaujinti ir nusipirkti jau taupų televizorių su 2 pliusiukais ir nusipirkti gerokai didesnis įstrižainis, jis galbūt nieko nestaupys elektros, tiesiog turės geresnę kokybę už tą pačią kainą. Reikėtų visada atsiminti, kad tie pliusiukai atsirado dėl to, kad neperženklinti visų buvusių prietaisų. Tai yra kažkada žmonės manė, kad A yra lubos, po to suprato, kad galime daryti efektyviau, pasirodo A++. Šiaip sako, kiekviena ta raidytė, kiekvienas pliusiukas yra 10% nuo praeito. Tai reiškia, jeigu mes sakom 3 pliusai nuo A, tai 10% gausime tos beveik 50% ir padidėjimą. Reikėtų visą suprasti, kad tų pliusų kuo toliau, to daugės ir jie yra A++, tai yra tas pats, kas jeigu būtų 2 raidės į virš A. Tai tiesiog yra aukštesnis ženklinimas, kad nereikėtų perženklinti visų buvusių prietaisų. Dar vienas klausimas, prašysim poną Mantą atsakyti. Elektros įkrovikliai, kiek jie naudoja energijos ir ar galime kaip nors sutaupyti juos naudodami? Na, jeigu jūs turite omeny mobiliųjų telefonų įkroviklius, tai be abejo reikia suprasti, kad mobilus telefonas yra mažas prietaisas, naudojant pakankamai mažai energijos ir skirtingai nuo telefono, tai gali būti keli vatai, 14 vatų, tačiau tai nėra kažkoks esminis energijos ryjikas. Taip pat yra vienas labai populiarus mitas, kad palikus įkroviklį rozetėje, jis sunaudos daug energijos. Tai iš tikrųjų yra netiesa. Bandėme įvairius tyrimus, lesto atlikome. Nesugebėjome net užfiksuoti to kiekio, kurį jisai suvartoja. Sakyčiau, kad jeigu jūs norite taupyti namuose mobiliųjų telefonų įkrovikliai, jūs greičiau sugadinsite rozetę, negu juos ištraukinėsite. Tai tikrai yra toks populiarus galbūt mitas. Daugiau dėmesio reikėtų skirti nešiojamų kompiuterių ir be abejo, jeigu kalbame apie televizorius, apie didelius buities prietaisus, tai ten jau ir budėjimo režimų naudojama energija visai kita ir iš tikrųjų sutaupymai gali būti pasiekti gerokai didesnė. Palyginti paprastai, jeigu jūs televizorių išjungsit iš budėjimo režimo, jūs greičiausiai sutaupysite daugiau, negu jeigu jūs turėtumėte net 10 mobiliųjų telefonų ir jų visus kroviklius ištraukinėtumėte iš rozetės. Ponios Elenytės klausimas, ar finansiškai naudinga privačiame name įsirengti saulės baterijas? Kiek maždaug elektros reikėtų sunaudoti, kad
bent per 30 metų atsipirktų? Šiaip tai saulės elementai atsiperka per tarp 5 ir 8 metų, priklausomai nuo projekto, ir iš tikrųjų, sakyčiau, labai prastai. Žmonės šiandien turi įsivaizdavimą, kad labai apsimoka tą energiją naudoti pačiam. Ne, iš tikrųjų, jos nelabai apsimoka naudoti pačiam, daug labiau apsimoka ją šiandien patvirtintais dideliais tarifais parduoti į tinklą, nes valstybė superka visą iš atsinaujinančių išteklių pagamintą energiją, o patiems pirkti. Jūs iš tikrųjų parduosit brangiau tą kilovatvalandę, negu pirksit atgal. Ir tokiu būdu jums atsipirkimas turėtų būti per kokius 6-7 metus. Kad taupioji lemputė šviestų normaliai, reikia šiek tiek laiko įkaisti. Kokiuose patalpose, ypač jeigu dažnai junginėjame, tualetas ir panašios patalpos, jos visai netinka. Bet to pradžioje tos taupiosios lemputės, teigia mūsų skaitytojas ir žiūrovas, sunaudoja daugiau elektros energijos, tol kol įkaista. Na, iš tikrųjų, teko patiems lesto ant stendo bandytis įvairių gamintojų lemputės. Neradom nei vieno gamintojo, nei vienos lemputės, kur kol įkaista naudotų daugiau energijos. Dažniausiai jos naudoja mažiau energijos kol įkaista. Taip, pavyzdžiui, jeigu 20 vatų lemputė, tai naudoja 18, po to 19 vatų, po to 20 iki pilnai įkaista. Tai pirmiausia, sakyčiau, kad mes tikrai lesto pozicija yra, kad tai yra mitas ir kad mes neradome lemputės, kuri naudotų daugiau. Na, o kokiose patalpose jas apsimoka naudoti, kokiose ne. Tos vadinamos dujinės ekonominės lemputės, jos iš tikrųjų, jos yra galbūt šiek tiek mažiau atsparios dažnam junginėjimui. Jeigu norite ją kabinti tualete, būtinai paieškokite, kad gamintojas būtų nurodęs ant pakuotės, kad šita konkrečiai lemputė yra pritaikyta dažnam junginėjimui. Jos dažniausiai tos ir įkaista greičiau ir jos yra puikiai tinkamos. Na, o jeigu jūs nusprendėte sutaupyti, nusipirkti šiek tiek pigesnį variantą, kuris netinka, tai be abejo svetainė, virtuvė, tos vietos, kur ateiname, pabūname valandą, pabūname pusvalandį, būtų pačios geriausios vietos, kurias statyti pirmiausia, nes ten ir elektros mes dažniausiai naudojame daugiausiai. Sakykime, jeigu mes palyginsime, tualeto apšvietimas turbūt bus 1% viso apšvietimo, svetainės apšvietimas bus 40% viso apšvietimo sąnaudų, tai be abejo pakeitę svetainėje mes turėsime daug greitesnį atsipirkimą. Taip, keli klausimai ponui Vytautui. Klausė, kiek kartų pigiau naudoti energiją taupančią lemputę? Pone Jolanta. Ir man atrodo, mes turime dar panašių klausimų. Taip, turime panašių klausimų. Klausia dar ponia Rūta ir ponia Laura. Jų klausimai skamba štai taip. Kaip pasirinkti energiją taupančią lemputę, kokios efektyviausios ir taupiausios, lyginant su pirkimo kaina ir kiek jos sunaudoja? Taip, šitą klausimą iš dalies jau atsakinėjom, atsakinėdami į pirmąjį klausimą man. Pačios taupiausios yra LED lemputės, kurios yra ir pačios brangiausios šiuo metu. Ir kaip minėjau, nusipirkti gerą LED lemputę Lietuvoje kol kas yra labai sudėtinga. Kitas variantas dabar jau visiems prieinamas, tai yra tos dujinės lemputės, vėlgi su jom reikėtų žiūrėti ir labai rekomenduoju, jeigu jau keičiat apšvietimą, pasilikite tų lempučių dėžutės, kad žinotumėte, kurias pirkote, nes jeigu šitą lemputę perdega jums po 6 mėnesių, tai jinai tikrai nesutaupo jums tiek, kiek jūs išleidote ją nusipirkdami, o jinai nėra pigi. Todėl šitoje vietoje verta sumokėti galbūt ir 50% brangiau už geresnę lemputę, bet kuri tikrai švies jums tarnaus ilgą laiką. Taip pat svarbu, jau kolega minėjo, kad šitos lemputės geriausiai statyti ten, kur šviesos naudojame daug. Ir tarkim, jeigu mes esame virtuvėje, ilgą laiką leidžiame ten, tarkim, virtuvė plati ir šeima ten leidžia laiko, jeigu kažkas išeina trumpam iš virtuvės, mes neišjunginėjam šviesos, vien todėl, kad lemputės turnavimo trukmė trumpėja, o degina elektros nedaug. Kas liečia mažas patalpas, ten vėlgi taisyklės kitokios, kolega minėjo, ten iš tiesų galbūt yra prasmė nusipirkti brangesnę ledinę lemputę, bet labai tikėtina, kad jos užteks tolimiems metams, jūs pamirštite, kad tą lemputę tenai turite. Tarkim, mūsų namuose šviečia 3 vatų lemputė, tai ten iš principo jinai sunaudoja ypatingai mažą kiekį elektros. Aš jau galima dar papildysiu dėl dėžučių komentarų. Iš tikrųjų, jeigu lemputė perdega per kokius 3 mėnesius ar ten per 6 mėnesius, tai yra dažniausiai tai yra garantinis keitimas ir pats bandžiau, galima tokį daiktą nešti atgal į prekybos centrą ir jį pakeis.
Bet būtent reikia išsaugoti dėžutę. Išsaugoti dėžutę ir veikimo. kvitą. Taip, tai geriausia, nusipirkot lemputę, įsisuko dėžutę kažkur į tamsų kambarėlį, o į dėžutę įdedat kvitą. Iš tikrųjų galiu patvirtinti, kad didieji prekybos centrai Lietuvoje keičia tas lemputės, pačiam teko išbandyti. Bet reikia eiti būtent ten, kur ją Taip, be abejo, kaip ir su bet kokiu prietaisu einam ten, kur įsigijom. Ponas Jonukas mūsų klausė, nesutinku, kad galima sutaupyti tik 20-40% pakeitus įpročius ir atnaujinus namų elektros prietaisus. Vien pakeitę kaitrinės lemputės taupiosiomis turėtume sutaupyti apie 80% elektros energijos ir pinigų sumokėtų už tą elektros energiją. Na, žinoma, jis neįskaičiuoja turbūt pačios lemputės kainos, nes vietoje 100 vatų lemputės įsukime 20 vatų lemputę. Ko aš nesuprantu, kad sutaupoma ne 80%. Ponas Jonukas yra stipriai teisus, bet reikia atsiminti, kad apšvietimas yra tik tai 20, galbūt 30% visus jūsų naudojamos energijos. Apšvietime 5 kartus sumažinti naudojimą, net daugiau yra labai realu ir tikrai įmanoma. Ir net viršyti tos 40% bendrai yra įmanoma. Mes, kaip sakome, bent jau lesto, kiek darėme programų, tyrimų ir panašiai. Jeigu aš paklausiu vartotojų, ar tu kada nors galvoji apie energijos taupymą, jeigu jis man sako ne, aš galiu garantuoti, kad nuėjęs pas jį be jokių investicijų mes surasim kur 20% nukirpti. Jeigu jisai pats dar truputį pasidomės ir 40% pasidaro pakankamai stipriai realu. Jeigu iš tikrųjų pradedame žaisti su kontrolės sistemomis, statomės kažkokius tenai išmanesias priemonės namie, ten tikrai tas 40% taip pat nėra riba, bet paprastas dalykas, su labai maža investicija galime sutaupyti pakankamai didelę sumą, su pakankamai didelę sumą galime sutaupyti daug mažesnį tą viršų. Tai tas 20-40% yra tokia orientacija, galima ir daugiau, bet vėlgi, jeigu šnekam tik apie apšvietimą, tai reikia nepamiršti, kad apšvietimas toli gražu ne viskas. Dar kitas klausimas, vėl pono Manto prašysime atsakyti, kaip patikrinti, ar kaimynai nevagia iš mano buto elektros, ar nėra prisijungę nelegaliai. Taip, kiek mačiau jūsų komentarus, tai iš tikrųjų buvo ten, man atrodo, ir atsakymas. Nemažai klausimų. Jo, ir labiausiai pakartočiau, paimam ir tiesiog išjungiam įvadinį skaitiklį. Tai yra įvadinį vadinamo automatą, įvadinį saugiklį. Jeigu skaitiklis toliau sukasi, reiškia, yra kažkas negerai. Pirmas dalykas, ką tada reikėtų daryti, reikėtų skambinti Lesto trumpuoju numeriu 1802. Pakartokim, 1802. Taip. Ir išsikviesti pagalbą gali būti, kad reikia patikrinti skaitiklį, gali būti, kad iš tikrųjų kažkur yra nelegalus prisijungimas ir mūsų žmonės tą padės padaryti. Jeigu vėlgi matot, kad ten pas jūs, pavyzdžiui, laidai kaip nors atviriau, ar jūs gyvenat individualiam name ir matote, kad ten jokio prisijungimo nėra, skaitiklis vis tiek sukasi, bet atvažiavo, patikrino ir neranda, tai mes turime tokiam paslaugą. Tada jau reikėtų kviestis elektriką, tai irgi galite išsikviesti iš 1802 ir jau reikėtų ieškoti, gali būti, kad, pavyzdžiui, po žemė einantis laidas yra kur nors lengvai trūkęs, tokiu atveju tiesiog yra elektros srovės nuotėkis ir gali būti vartojimas. Mūsų praktikoje sako, kad tikrai yra daug dažnesnis atvejis, kai kažkas yra, kažkur yra nuotėkis arba kažkoks prietaisas netvarkingai dirba, negu kad iš tikrųjų kaimynai būtų prisijungę, tokiu atveju tikrai yra vienetai. Pačiam neatsimenu, kada paskutinį kartą teko tokį girdėti. Taip, dar keletas klausimų. Jau apie ateities technologijas. Labai smagu. Kada Lietuvoje bus iš tikrųjų naudojami elektromobiliai? Šio klausimo autorė yra pasirašęs žmogus, taip pat apie elektromobilius klausė ir ponas Marius. Tas klausimas skamba taip, kodėl Lesto iki šiol nėra pastačiusi ne vienos viešai naudojamos elektromobilių įkrovimo stotelės. Galbūt tai planuojama jau artimiausioje ateityje? Kiek aš galiu pasakyti, tai ne visai mano klausimas, bet pabandysiu atsakyti. Tai pirmiausia, kada realiai bus naudojami elektromobiliai. Elektromobiliai trumpiems atstumams, kaip antras šeimos automobilis, realiai naudojami pasaulyje yra ir dabar, ir yra Lietuvoje, kurie, pirmieji inovatoriai, kurie irgi naudoja elektromobilius. Jų po truputį daugėja, tikimės, kad tas daugėjimas bus geometrinis, vadinamas, reiškia, kad jeigu šiemet ten yra keli, tai kitais metais bus keliasdešimt, po to keli tūkstančiai ir taip toliau. Ir iš tikrųjų atsiranda tokie modeliai kaip Nissan Leaf, Mitsubishi Imiev, kurie šiandien jau Lietuvoje, tas pats Mitsubishi jau yra parduodamas, teko matyti gatvėje, tai galite nueiti į Mitsubishi turbūt saloną ir pamatysit. O iš tikrųjų tikime, kad ko gero 14-15 metai bus tas lūžio taškas, kai pradės jie jau tokie matytis labiau matomi ir Lietuvoje.
Gal tiesiog žmonės nedrįsta, nežinodami, kurie galės juos pamaitinti. Tai, o apie stoteles kalbant, iš tikrųjų, Lesto šiandien intensyviai dirba kartu ir susisiekimo ministerija ir žiūrime į rinką ir iš tikrųjų tikimės, kad turėsime šiokių tokių gerų naujienų galbūt šių metų pabaigoje arba kitų metų pradžioje. Kitas klausimas, būtent domisi Lesto įmonės reikalais, kaip suderinti Lesto propaguojamą elektros energijos taupimą ir skatinimą vartojimą, taikant mažesnius tarifus daug vartojantiems elektros energijos. Turi galvoje skirtingus planus, ponas Remigijus, ir kaip Lesto darbuotojai primiktinai siūlo pasirinkti tuos naujosius planus. Jam labai rūpi, nemažinant vartojimo, kokie tie planai. Pridursiu, yra dar vienas klausimas, kada apsimoka įsirengti dienos nakties režimą, kada neapsimoka. Tai žiūrėkit, tai pradedant iš eilės, Lesto politiką, pradėkime nuo to. Mes mylime savo klientus. Mūsų klientai yra brangus ir mes tikrai stengiamės rūpintis. Ir stengiamės, kad klientas naudotų tiek mūsų prekės elektros, kiek jam reikia. Tai būtent dėl to yra mūsų socialinė iniciatyva, tiek kiek reikia LT, būtent tiek, kiek reikia, ta pati koncepcija. Tai mes nenorime, kad žmogus naudotų mūsų prekę tada, kiek jam nereikia, nes mes tiesiog norime išsiugdyti pasitikėjimą. Antras dalykas, mes vis dėlto manome, kad žmogus, kuris vartoja daugiau, mes dėl jo galbūt patiriame šiek tiek mažiau sąnaudų, mums reikia išsiųsti vieną sąskaitą didesniam kilovatvalandžių kiekiu, ne kelias. Dėl to mes siūlome šiokias tokias nuolaidas būtent vartojantiems daugiau ir tam turime 2 tarifų planus, namai plus, kurie yra įgyvendinti principų, daugiau vartoja, mažiau moka. Lesto darbuotojai yra įpareigoti klientui pasiūlyti jam tinkamiausią tarifų planą ir dėl to jie tą ir daro. Jeigu jums neapsimoka, Lesto darbuotojas tikrai to siūlyti negali ir neturi. Tai būtent dėl to mes ir skatiname šitos tarifų planus. Grįžtam prie dienos nakties klausimo. Jeigu savaitgalį sunaudojate bent jau ketvirtį savo elektros energijos, savaitgalį ir naktį turiuomenį, tada apsimoka iš tikrųjų dienos nakties skaitiklis. Jeigu gyvenate daugiau dieną, tuomet neapsimoka. Ar yra būdas, kaip pačiam paskaičiuoti? Ar tiesiog stebėt laiką? Ar... Labai paprastai paimkite, nusirašykite rodmenis pirmadienį, penktadienio vakare ir sekmadienio vakare. Pasižiūrėkite, kokia yra proporcija, jeigu virš 25%. Galite įsivesti, galite nueiti www.lest.lt, ten yra skaičiuoklė, galite į tą skaičiuoklį įsivesti ir jums pasakys ir koks tarifų planas, ir koks skaitiklis jums geriausiai tinka. Taip, kitas klausimas taip pat susijęs su įmonė. Kokius patarimus galėtumėt pateikti, kaip taupyti elektros energiją įmonių administracinėse patalpose? Išskyrus mobilių telefonų įkroviklius, kažkodėl žmonėm labai jie aktualūs. Taip. Kokius iš patarimų pati Lesto yra įdiegusi naudoja? Lesto šiandien naudoja automatinius šviesos jutiklius, mes naudojame energijos monitoringo sistemą, mes naudojame LED fasado apšvietimą ir iš tikrųjų naudojame tikrai pakankamai daug prietaisų. Jeigu atkreipsite dėmesį į mūsų centrinės būstinės Žvejų gatvė 14, yra labai gražia mėlyna spalva apšviesta, tai yra būtent LEDiniai šviestuvai, kurie naudoja iš tikrųjų berods beveik 10 kartų mažiau energijos, negu mes naudojame anksčiau. Na, o kaip įmonei taupyti? Pirmas reikalas, pasižiūrėkite į savo sąnaudas, iš tikrųjų, kiek elektros yra sunaudojama savaitgalį, iš kur jinai atsiranda, kiek elektros sunaudojama naktį. Galiu tikrai pasakyti, kad labai daug įmonių mačiau, kur darbuotojai tingėdami, mano kompiuteris ilgai užsikrauna, dėl to aš jį paliksiu visam savaitgalį, visai nakčiai, ne mano elektra man neskauda. Tie nuostoliai pakankamai dideli. Teko viename iš Vilniaus prestižinių ofisų matyti kondicionierius dirbančius kiaurą savaitgalį. Tai yra, dažniausiai tai yra tiesiog tokie per neapsižiūrėjimą palikti daiktai, kurie iš tikrųjų sudaro labai didelę dalį sąnaudų. Tai iš tikrųjų pirmiausia reikėtų arba savo energetiką, arba patiems bandyti paieškoti, ar tikrai mes neturime tokių tų vadinamų dingstančios energijos. Na, o jeigu matote, kad sąnaudos iš tikrųjų didelės, antras be abejo darbas būtų jau vadinamas statytis kontrolinės apskaitas, yra labai daug kompanijų rinkoje, kurios gali jums tam padėti. Ir tada jau žiūrėti, kiek pas mus energijos naudoja apšvietimas, kuriuo metu jis tą energiją naudoja, kiek naudoja kondicionavimas, kiek naudoja kompiuteriai. Norėčiau papildyti, kadangi suvartojimas elektros apšvietimui ofisuose yra gerokai didesnis procentaliai negu buityje. Tai ir efektyvumas investicijos į kokybiškesnį apšvietimą yra gerokai greičiau atsiperka negu buityje. Dar vienas klausimas susijęs su šiandienos ir be abejo ateities technologijomis apie protingą būstą. Preliminariai per kiek laiko atsipirktų vidutinio dydžio buto ar vidutinio dydžio namo elektros instaliacijos sutvarkymas taip, kad būtų galimybė išjungti vienu mygtuku visus prietaisus, išskyrus signalizaciją, žodžiu, šaldytuvą, džiovyklę, paliekant namus ilgesniam laikui
išvažiuojant išjungti viską skyrus signalizaciją ir šaldytuvą. Žodžiu, vieno mygtuko principas galbūt. Labai paprastai Visas atsakant, išjungimas. šiandien yra rinkoje kompanijų, kurios galim pasiūlyti tokį sprendimą ir jo kaina bus, sakykime, priklausomai nuo dydžio, galbūt apie 1000 litų. Ką tai reiškia, reikės įsidėkti protingas rozetes ir kažkokį centrinį siųstuvą namuose. Būtent tą padarius galite padaryti tokį variantą, kad ne tik mygtukas, bet jūs, pavyzdžiui, turėsite raktų pakabuką, kuris užfiksuos, visi iš namų išėjo, visi tam tikri suprogramuoti prietaisai dings. Na, be abejo, kokio dydžio ir kaip tai atsipirks, viskas jau priklauso nuo to, kiek konkrečiai ir kokie prietaisai pas jūs elektros naudoja. Bet kaip minėjau, tokių sprendimų šiandien yra ir net nereikia pertvarkyti instaliacijos, reikia tiesiog pasikeisti rozetas arba net statyti į rozetas tokius specifinius įrenginius, kurie tau už jūs padarys. Dar vienas klausimas, kiek procentų Lietuvai reikalingos elektros energijos yra realu ateityje pasigaminti naudojant saulės ir vėjo energiją? Labai geras klausimas, dažnai diskutuojamas paskutiniu metu. Pagal nacionalinę energetikos strategiją tai turėtų būti apie 1/4 elektros energijos visoje Lietuvoje. Galima ir šiek tiek daugiau, galima ir šiek tiek mažiau, bet reikia atsiminti labai paprastą dalyką, kad atsinaujinantis ištekliai turi vieną problemą, jie nėra lengvai prognozuojami. Vadinasi, jeigu vėjo gali būti elektros labai daug ir jeigu kitą minutę vėjas staiga nurimsta, gali elektros nebūti, dėl to bet kokiu atveju, tai negali būti pats pagrindinis ir didžiausias gamybos šaltinis, vien dėl to, kad jį reikia subalansuoti, reikia dar tokio pačio galingumo praktiškai energijos šaltinio šalia, kuris galėtų vėjų išsijungus pradėti gaminti energiją, kad pas mus rozetėje įtampa būtų stabili. Dar vienas klausimas susijęs su saulės ir vėjo energija. Jūs jau minėjote, atsakydamas į ankstesnį klausimą, kiek tai gali kainuoti. Tačiau štai yra klausimas, ar Lietuvoje apsimoka, turint galvoj, kad netokia ta saulėta mūsų Lietuva. Iš esmės taip apsimoka, būtų labai trumpas atsakymas. Atsipirkimo laikas Lietuvoje yra ilgesnis negu kitur. Bet elementai visais skaičiavimais, jeigu projektas yra padarytas gerai, jeigu jie yra pastatyti teisingai suorientuoti, prižiūrimi, apdrausti, pastatyta signalizacija ir panašiai, tokie projektai atsipirka. Kur mesti panaudotas taupiasias elektros lemputes? Taupiasias elektros lemputės galite visada atvykti į bet kurį Lesto klientų aptarnavimo centrą ir išmesti pas mus. Na, o šiaip tai, kurias mesti, galite visada teirautis prekybos vietose ir prekybininkas yra įpareigos arba pats surinkti, arba tikrai turėti tikslų adresą, kur jūs galite išmesti. Kodėl prekybos centruose tapo taip sunku rasti kaitrinių elektros lempučių? Jau kolegos minėjot, kad jų gali greitai ir visai nebelikti. Gal priminkime ir nusiteikti žmonėms, kada jau jų visai neberas? Tai be abejo galime nusiteikti, dėja 2016 metais šių lempučių nebeliks prekybos centruose, būsime priversti, neturėsim kitos išeities, kaip tik naudotis elektros energiją taupančias lemputes ir halogeninės lemputes ir ledinės lemputes, kurios, mačiau, vieno iš skaitytojo klausime buvo klausta, ar jas galima naudoti lauko sąlygomis. Taip, kaip tik norėjau prašyti, kad atsakytumėte. Taip, be abejo, galima naudoti lauko sąlygomis, patartina naudoti halogeninės lemputes ir LED lemputes, prieš tai, žinoma, pasiskaičius ant dėžutės, ar šiai lemputė yra sukurtos techninės sąlygos, kad jos būtų galima naudoti lauke, esant temperatūrų skirtumui. Ir dabar keletas klausimų, kurių sulaukėme jau pokalbio metu. Prašysim ponios Editos tikriausiai taip atsakyti, o gal ir kolegos galės papildyti. Kaip naudotis šaldytuvu, kad jis efektyviau veiktų? Ar turi kokios nors įtakos jo efektyvumui dizainas, jo varstymas? Be abejonės, šaldytuvas yra vienas didžiausių elektros energijos trijikų. Tai pirmiausias ir tikslingiausias būdas išspręsti elektros energijos taupimo problemą būtų pasirinkti tinkamą, efektyvų šaldytuvą. Jeigu jau taip atsitiko, kad jūs turite šiek tiek mažiau efektyvų šaldytuvą, be abejo, visuomet yra būdų ir priemonių, kaip galima staupyti. Tai pirmiausia, išvalykite, nugrandykite ledus nuo savo šaldytuvo, stenkitės kuo mažiau varstyti. Paskutinis klausimas, noriu atnaujinti savo buitinę techniką. Kaip pasirinkti efektyviausią, į ką patarsite atkreipti dėmesį? Be abejo, kiekvienas vartotojas, jisai turi savo kriterijus perkamai prekiai, paslaugai. Renkantis buitinę techniką, turbūt mažiausiai dėmesio reikėtų skirti jos išvaizdai. Žinoma, itin svarbios yra funkcinės savybės, bet labiausiai, kas padėtų vartotojui sutaupyti, tai yra elektros energijos efektyvumo kriterijai.
Pirmasis mano patarimas būtų domėtis, skaityti, atsiversti www.top-10 svetainę, tenai rasite tik pačius efektyviausius rinkoje esančius gaminius. Pats efektyviausias gaminys be abejo yra tas, kuris rinkoje yra priklausantis pačiai aukščiausiai energetiniai klasiai. Tuo metu, be abejo, energetinės klasės jos nuolatos kinta, Europos Sąjunga griežtina kriterijus prekiams patenkančiams į rinką, tai vartotojas galbūt turėtų tiesiog nepagailėti keliasdešimt litrų daugiau, įsigyti efektyvesnį gaminį, kuris atsipirktų po mėnesio, po 2, galbūt šiek tiek daugiau, bet 10 metų laikotarpyje vartotojas galbūt netgi sutaupytų 2, negu išsirinkdamas pigų, neefektyvų, gražiai atrodantį šaldytuvą. Na ir dar vienas klausimas jau nuo mūsų kūrybinės grupės. Mes turbūt galime kalbėti ne tik apie tai, kad taupiau naudodami elektrą mes sutaupome pinigėlių savo piniginėje, tačiau vis dėlto yra tam tikros naudos ir gamtai, ne tik mūsų piniginiai. Kaip apibūdintumėt mūsų taupesnis elektros energijos vartojimas, kokios naudos duoda mūsų aplinkai? Na, reikėtų turėti omenyje, kad 1 kWh Lietuvoje pagamintos elektros energijos išskiria nuo 40 iki 50 gramų CO2. Tai jeigu mes paimsime vieną vidutinę Lietuvos buitinio vartotojo sąskaitą, kas yra apie 100 kWh per mėnesį, tai sudarytų apie 5-6 kg CO2 dujų. Jeigu taip paskaičiuosim 3 milijonus gyventojų Lietuvoje, tai susidaro ganėtinai nemaža suma. Taip kenkiam ne tik aplinkai, gamtai, orui, kuriuo mes kvėpuojame, bet ir pačiai savo gražiai Lietuvai, kurioje mums visiems taip smagu gyventi. Daugiau patarimų, kaip taupyti elektros energiją ir tausoti gamtą, rasite interneto svetainėse, kurių pavadinimus matote ekrano apačioje. Na, o aš dėkoju mūsų pašnekovams už pokalbį ir primenu, kad Balsas LT studijoje lankėsi Mantas Vaskela, akcinės bendrovės Lesto racionalaus elektros energijos vartojimo ekspertas, bei Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos tausojančio vartojimo programos Top 10 vadovė Edita Petrauskaitė ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos ekspertas Vytautas Šulcas. Iki kito karto. Sudie.